Veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Prizo vertė 6000 litrų. Tartutinės varžybos Dusetose Sartų hipodrome vyksta ne pirmą kartą. Svečiai visuomet pasirodo garbingai. Tad, pone Juozai, ar pavyks mūsų atstovams šį kartą rimtai pasipriešinti ar net iškovoti šį prizą? Būtų sudėtinga kovoti su Estijos vadėliotojais, kadangi jų žirgai yra pajėgus, didžiulė patirtis, kadangi Estijos vadėliotojai dažniausiai ir aktyviai dalyvauja Skandinavijoje rengiamuose lenktynėse, dalyvauja tiek Švedijos, tiek Suomijos hipodromo takuose, taigi turi milžinišką tarptautinę patirtį. Tuomet būtų sudėtinga. Bet žinant, kad mūsų Lietuvos atstovai startuoja su Prancūzijoje augintais žirgais, prancūzų veislės ristūnais, galima tikėtis gerų rezultatų. Taip, kad matome, lenktynės vyksta vienama būryje, užbėgimas pakankamai, sakykime, lygus ir vyksta kova aktyviai. Veržiasi tai vienas, tai kitas, keisdami lyderius, vadėliotojai kovoja dėl nugalėtojo vardo šiame važiavime. Na, o kalbant apie tarptautinį važiavimą, tai reikėtų paminėti, kad čia yra mūsų tradicinės respublikinės lenktynės, dėl to užsienio dalyviai negali startuoti kitose važiavimuose. Jiem yra skirtas atskiras važiavimas, būtent šis prizas ir įsteigtas kovoti dėl nugalėtojo vardo šiose lenktynėse. Kitose startuose mes tarptautinio važiavimo dalyvių tikrai nematysime. Įveiktas paskutinis posūkis ir pirmauja viešnia iš Estijos Jelena Fironova su Opus Halerid. Pirmauja, bet persektojų rikiuotė irgi labai glaudi, tad ar skirti jai pergalę, dar nedrįsčiau sakyti. Luktelėkime sekundę kitą iki finišo.